Labadiena, gerai girdžiuosi. Tai mes esame iš socialinių mokslų, jau mus kaip ir pristatė, mes esame atstovės iš taikomosios antropologijos organizacijos Antropos. Ir trumpai gal prisistatysim, tai Kornelija Čepytė, mano kolegė, jinai yra antropologė ir Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos instituto šiuo metu doktorantė, kurios irgi tyrinėjimo tema irgi įsilieja į švietimo kažkokias potėmes ir panašiai, aišku, dar visai ten gali nuvingiuoti tą temą. Aš esu Renida Baltrušaitytė, sociologė, bet per brūkšnelį vis tiek antropologė ir šiuo metu baiginėju irgi doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete. Galbūt trumpai, kas nesate apskritai girdėję apie Antropos, tai mes esame, dažniausiai kaip mes prisistatome, tai kad esame antropologinėmis įžvalgomis paremta organizacija, padedanti giliau suprasti žmonių elgseną, motivacijas, sisteminius ryšius visuomenėje ir taip siekiant tvaresnių ir socialiai atsakingesnių visuomenės ir įvairių sektorių sprendimų, siekiame kultūrinio jautrumo, labiau etiško, socialinių ir kultūrinių grupių reprezentavimo. Tai mes atliekame iš tikrųjų įvairiausius tyrimus ir jie turi praktinę naudą ir tikrai paskui tuos rezultatus galima praktiškai pritaikyti, kažką naudoti. Ir vienas iš turbūt dalykų, ką mes darome, tai šiek tiek stengiamės naudoti kažkokius kitokius įdomesnius metodus, nes apklausomis turbūt ne viską galima apčiuopti. Ir taip, ir nemažai tyrimų mes esame darę ir švietimo srityje. Tai vienas iš mūsų tyrimų buvo, kad Edu Vilnius vykdė 2022-2023 metais vienoje jaunimo mokykloje vykdė pilotinę sporto programą, pamokos programą ir mus pakvietė 23-24 mokslo metų tame tarpe atlikti tyrimą su 9 klasės mokiniais ir kaip ta pamoka atrodo. Tai čia tiesiog taip. Jo, prabėgom. Tai apie tikslą. Tai galbūt pagrindinis, ką mes darėme, tai šiandien šiek tiek kalbėsime apie vieną akcentą šito tyrimo, bet trumpai, kad įsivesti į tą didįjį tyrimą, tai mūsų tikslas buvo išsiaiškinti šioje programoje dalyvaujančių mokinių socialinių, emocinių, sveikos gyvensenos įgūdžių, akademinių rezultatų pokyčius bei nustatyti, kaip keitėsi toje programoje dalyvaujančių mokinių požiūris į mokyklą ir mokymas. Tai tokia labai daug niuansų apimantis tyrimas. Ir mes tyrimą vykdėme iš tikrųjų ne visus mokslo metus, mes prisijungėme kaip tokios dalyvaujančios stebėtojos prie tyrimo ir įsitraukėme į pamoką ir prisijungėme tik tai nuo balandžio mėnesio, iki balandžio mėnesio, nuo lapkričio, kaip parašyta, mes tiesiog darėme įvairias interviu su mokytojais, direktoriumi ir kitais atsakingais asmenimis ir e-sporto pamokos lektoriais. Galbūt nepaminėjau, kad e-sporto pamoka susidėjo iš... Norėjau paminėti, kad būtent tų žmonių, kurie vedė e-sporto pamoką, tai lektoriai buvo psichologė ir e-sporto profesionalas. Galbūt trumpai dar, čia turbūt daug kas žino, bet tiesiog paminėsiu, kad e-sportas tai yra varžymusi pagrįstas virtualus sportas ir šioje pamokoje galbūt prie struktūros. Ir šioje pamokoje jie žaidė būtent League of Legends. Tai taip. Trumpai galbūt apie tą unikalią struktūrą, kas paskui Kornelija turbūt pristatys ir bus aiškiau, lengviau suprasti. Tai trumpai. Tai pati e-sporto pamoka, kaip ir minėjom, yra 2 lektoriai, tai yra psichologė, kuri atsakinga už tą psichologinę
psichologinių įgūdžių mokymo dalį ir taip pat e-sporto profesionalas, kuris irgi taip pat lygiai taip pat svarbus. Ir trumpai apie tą pamokos unikalią struktūrą, tai labai svarbus visi 4 komponentai, kurie sujungia ir sulipdo visus kitus niuansus. Tai pasisveikinimas, turbūt tu plačiau kalbėsi, kodėl atrodo pasisveikinimas toks paprastas dalykas, bet ir atsisveikinimas labai reikšmingas ir svarbus, tą kuriant ryšį ir panašiai, tai aš nesiplėsiu. Tada yra pirmoji pamokos dalis ir antroji pamokos dalis. Tai pirmoji pamokos dalis labiau yra vedama turbūt psichologės. Čia kalbama apie emocijas, diskutuojama įvairiais klausimais ir panašiai. Ir antroji dalis sujungia pirmąją dalį, taip pat ir praktiškai žaidžiant žaidimą ir taip pat vėl grįžtant į pirmąją dalį ir taip apjungiant žodžiu žaidimą su psichologinė dalimi. Ir labai greitai aš tokias bendras išvadas paminėsiu. Tai mūsų tyrimo išvados buvo labai reikšmingos, labai netikėtos ir tai mes išsiaiškinome, kad sporto pamokose buvo stipriai plėtojami emocinio įgūdžių, įvardyjimo, reflektavimo ir valdymo įgūdžiai. Tai mokiniai gebėjo geriau atpažinti, įvardinti savo emocijas, buvo naudojami įvairūs jausmažodžiai ir taip toliau. Taip pat bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai reikšmingai keitėsi ir jiems buvo lengviau reikšti savo mintis ir nuomonę, išklausyti kitus. Ir taip pat paskutinis toks reikšmingas dalykas, tai kad mokiniai mokėsi savirefleksijos ir socialinių situacijų analizės. Bet turbūt neišsiplėsime apie šio tyrimo daugiasluoksniškumą ir norėtume susitelkti į tą vieną potemę, kuri atsirado mūsų tyrimo metu, tai saugios erdvės kūrimas. Taip, iš tiesų šito mūsų susitikimo temoje nusprendėme labiau koncentruotis į tą vieną labai elementą, nedidelį, tai saugios erdvės kūrimą, kaip tai buvo daroma sporto šiose pamokose, kas iš tiesų tyrimas parodė, kad vienas buvo iš turbūt esminių elementų, tas buvimas saugios erdvės, kas leido visiems šitams rezultatams rastis. Taip labai sutraukiant iš tikrųjų tiek tyrimas, tiek ir šitas visas procesas buvo labai daugialypis ir sudėtingas, bet neturim tiek laiko, kad galėtume visą detaliai papasakoti. Tai taip, kaip tai buvo daroma, kaip tai buvo pasiekta. Mes čia tokius išskiriam keletą elementų, kuriuos aš trumpai pakomentuosiu ir paaiškinsiu, kas turima omenyje, kaip tai atrodė praktikoje. Tai pirmiausias aspektas, kuris iš karto, kaip minėjo Renida, mes atlikome šiek tiek nestandartinį tyrimą, tai buvo dalyvaujamasis stebėjimas. Mes vykome į pamokas ir ten kartu dalyvavome, viską veikėme kartu su mokiniais, su visa komanda, tapome jos dalimi keliem mėnesiam ir iš karto pastebėjome labai didelę susitarimų ir taisyklių tokią ryškų vaidmenį ir poveikį, kurį turėjo šitas elementas. Tai iš tiesų tas nuoseklus, labai principingas taisyklių ar susitarimų, kaip mums labiau norisi juos vadinti, taikymas sporto pamokoje padėjo dalyviams ne tik mokytis tokių elementarių bendravimo grupėje principų, kalbėti po vieną, ten išklausyti, nesinaudoti telefonu, bet taip pat kurti ir tokią bendrą kultūrą, kurioje visi kalba tą pačią kalbą ir apskritai grupės taisyklės yra aukščiau už įvairius kitus dalykus. Pagrindinis tokia interakcija apibrėžiantis faktorius. Žinoma, susitarimų taisyklių svarba, bet kam, kas yra švietime, visi mes žinome, kad tai yra labai svarbu,
bet ką galbūt norėtųsi akcentuoti ir kas buvo galbūt netikėta iš tos saugios erdvės perspektyvos, tai kaip ir pabrėžiam čia skaidrėje, kad taisyklės vienodai galiojo visiems proceso dalyviams. Tai ką čia turime omenyje, kad prieš taisyklės lygiai taip pat atsakė tiek mokiniai, tiek lektoriai, tiek ir mes atėjusios kaip iš viso iš pašalies paskui tyrėjos. Tai buvo sąlyga įsitraukimo į procesą. Jeigu nori būti procese, tu turi atsakyti prieš taisyklės vienodai. Tai iš tiesų tos visiems vienodos taisyklės ir pasiekmes formavo labai lygiavertišką santykį tarp suaugusių ir mokinių. Mažino, galima sakyti, tokį tą atotrūkį galios, kuris šiek tiek būdingas yra švietimo visą laiką kontekstui. Ir galbūt pačių lektorių teigimu, tai kad jų atsakomybė buvo lygiai tokia pat kaip ir mokinių, padėjo to teisingumo, nuoširdumo pagrindą ir kūrė pasitikėjimą. Čia labai noriu pacituoti pačią esporto psichologę. Cituoju, mes irgi laikomės tų pačių taisyklių ir taip pat dainuojam abu daineles, jeigu reikia ir atsispaudimus darom, ir jiems nėra to noro tikrinti, ar mes tikrai laikomės žodžio, nes jiems ir taip aišku, jie mato, kad mes laikomės žodžio. Tai buvo ir svarbių nerašytų taisyklių, kurias jau buvo gal įtvirtintos daugiau lektorių tiesiog ir nekvestionuojamas. Tai buvo konfidencialumo taisyklė, kad tai, kas vyksta esporto pamokoje, lieka esporto pamokoje, visi pasidalinimai, niekas neišeina iš kabineto durų. Ir taip pat, kad visi proceso dalyviai lygiavertiškai įsitraukia į tą procesą. Čia vėlgi pabrėžiu visi. Tai ir mokiniai, ir lektoriai, ir mes paskui kaip tyrėjos lygiai taip pat kalbėjomės rate, dalinomės savo jausmais, patirtimi, lygiai taip pat žaidėme žaidimus ir tas vėlgi buvo labai svarbus aspektas keletų tokių gal aspektų, kad jie, pavyzdžiui, lektorių pasidalymai ir kalbėjimai apie jausmus funkcionavo ir kaip kalbėjimo apie emocinės būsenas pavyzdys ir kartu kaip atviro tokio nuoširdaus santykio įrodymas. Lektoriai tikrai nevengdavo pasidalinti tokiom sudėtingom emocijom, net ir savo kažkokiais asmeniniam patirtim ir tikrai padėjo tai kurti labai tokią atvirą bendravimo grupėje, parodydavo vaikinams, kad būti pažeidžiamu yra žmogiška. Kitaip tariant, niekur procese nebuvo dvigubų standartų, galima taip pasakyti. Visur tiek visiems mokiniam galioja tie patys principai, tiek ir suaugusiems. Kita dalis strategijų, turbūt galima jas taip truputėlį irgi sugrupuoti, tai kad visas procesas, kaip vyko, buvo užtikrinamas ir mokinių įtraukimas į visus sprendimus ir niekas nevykdavo prieš tai neinformavus. Tai pavyzdžiui, jeigu net ir lektoriai sugalvodavo, kad kažkas bus kitaip pamokoje, kažką kito veiksim, prieš tai visą laiką būdavo aptariamas su mokiniais, paklausima jų nuomonės, net ir tai atvejais, kai nelabai gal buvo galima pasirinkti, bet vis tiek būdavo tas prieš tai paruošimas mokinių, kad kažkas keisis. Ir pati pamokos struktūra buvo labai aiški, Renida truputėlį pristatė, kaip jinai atrodė. Iš esmės tas paprastas labai formatas nekito, tai buvo stabilus rėmas, kuriame kažkas tai truputėlį buvo vietos improvizacijos, bet visą laiką būdavo aišku, kaip prasidės pamoka, kaip jinai baigsis. Tai mokiniams irgi sukurdavo tą saugumą ir savotišką, jie jautėsi to proceso jau tokie natives, tokie vietiniai. Kai mes atėjome jau į procesą, jie mums aiškino, kaip mes čia gyvename, kokios yra taisyklės. Jie buvo labai saugus, labai gerai jautėsi visoje toje struktūroje, nes ją labai gerai žinojo ir žinojo, kad niekada neįvyks kažkas netikėto. Su jais bus pasitarta, jie bus įtraukti į tuos pokyčius. Na ir turbūt laikas beveik išseko, tai dar paskutinis
toks akcentas, ką norisi pasakyti, tai kad buvo ir paliekama erdvė tiems pokalbėms ir nebijoma, neatsisakoma pokalbių nepatogiomis temomis, net jei tos temos nepatogios lektoriams, bet jomis vis tiek buvo kalbama. Ir mokinių kiekvienas pasisakymas, sakykime, kad ir apie ką jisai būdavo, į jį būdavo sureaguojama, paklausiant, praplečiant tą jų pasakymą ir vėlgi galima sakyti, tai formavo tą atmosferą, kur kiekvieno pasisakymas yra lygus, svarbus, išgirstas. Ir paskutinis dalykas, tai koks buvo viso to rezultatas, truputėlį tokia kaip ir apibendrinimas iš mūsų tyrimo, tai kad paskutinės pamokos metu, retrospektyviai reflektuojant visų metų tą patirtį, patys vaikinai reflektavo, kad būtent galimybė pasikalbėti įvairiomis temomis, tas jausmas, kad jie gali tai daryti, apie bet ką pakalbėti, sporto pamokose, buvo tai, ko jie nesitikėjo gauti, bet kas labai labai patiko, kai kuriems netgi labiau negu žaisti kompiuterinius žaidimus. Ačiū.